Yra personažų, kurie jau daugelį metų yra kempiniuko plačiakelnio pasaulyje, o kiti pasirodė tik kelioms minutėms ir paskui juos prarijo smėlis. Pavyzdžiui, Kalamardija beveik sutvarkė Kalamardo gyvenimą, o plano egzistavo tik tam, kad tyčiotusi iš kempiniuko plačiakelnio. Taigi, šiandien pažiūrėkime į šiuos personažus, kurie daugiau niekada nepasirodė kempiniukė plačiakelnyje. Kačipora. Šis personažas yra kempiniuko plačiakelnio pusbrolis. Po to, kai kempiniukas plačiakelnis gauna laišką, kuriame sakoma, kad jis taikosi į jo tėvus, kempiniukas labai išsigąsta. Pasirašo Kačipora. Pusbrolis Kačipora išėjo iš kalėjimo. Kai jie buvo vaikai, Kačipora labai erzino kempiniuką plačiakelnį, tiesiog dėl smagumo. Todėl kempiniukas rimtai priima grasinimą ir nubėga į savo tėvų namus, kurie dabar atrodo kaip nusikaltimo vieta. Tada jis nueina pas savo močiutę ir galiausiai susiduria su Kačipora. Tačiau paaiškėja, kad Kačipora nuo vaikystės visai nepaaugo, todėl dabar jis nesugeba jam pakenkti. Po to mes jo daugiau nebematėme. Kai kurie mano, kad jis vėl pateko į kalėjimą, arba kad jis susigėdęs išvyko iš bikini dugno. Džimas, originalus krabų krustėkų virėjas, pasirodo 5-ajame sezone. Jis atvyksta auksine limuzina. Ponas Krabas atskleidžia, kad jis buvo geriausias darbuotojas istorijoje. Kempiniukas tuo abejoja, bet paragavęs Džimo mėsainio lieka visiškai sužavėtas. Džimas treniruoja kempiniuką kaip tikras nindzė, o galiausiai išmintinga žuvis duoda kempiniukui patarimą. Ir jis sako, kad jei nori būti tikrai didis, turi sukurti savo palikimą už krabų užkandinės ribų. Kitaip tariant, jis iš esmės pasakė, kad kempiniukas turėtų išeiti iš darbo. Taigi, pagal tai tikriausiai Džimas turi savo restoraną, kuriame jis yra bosas ir vadovas. Keista tai, kad mes jo daugiau niekada nebematome, netgi per krabų krustėjaus jubiliejų, bet bent jau žinome, kad jam sekasi. Aliaskos bulius kirmėlė pasirodo 2-ame sezone, naikindamas viską savo kelyje, ir matome keletą žuvų, kurios liūdi ir skundžiasi, kad jis suėdė jų daiktus. Smėlynė bando su juo susidoroti, bet jis pasirodo esąs per didelis voveriai. Todėl Patrikas pasiūlo vieną iš savo kvailų idėjų, kuri galbūt suveiks. Jį pasiūlo perkelti bikini dugną, bet akivaizdu, kad tai buvo siaubinga idėja. Po visos šios sumaišties, kurią sukėlė šis jūrų kirminas, mes jo daugiau niekada nebematėme. Galbūt jį galiausiai suėdė ryklys, arba jis tiesiog nusprendė persikelti į kitą miestelį, kad jį sunaikintų. Panaudoti jį taip pat, kaip ir su bikini dugnu. Vyras su gorilos kostiumu ir žuvis Džordžas pasirodo epizodo "Aš patyriau nelaimingą atsitikimą" pabaigoje. Kai viskas jau pradėjo slysti iš rankų, matome, kaip iš niekur atsiranda vyras su gorilos kostiumu kartu su žuvimi vardu Džordžas. Tai buvo gana trikdantis dalykas ir jei pradėsi analizuoti, jie bando ieškoti informacijos arba kažko nelegalaus. Nes vos tik jie supranta, kad juos aptiko, ne iš karto supranta, kad aptiko, nėra ką daryti. Žmogus bikini dugne. Nes atrodė, kad jie buvo infiltruoti, serialas to niekada nepaaiškino ir blogiausia tai, kad niekada nebuvo jokios užuominos ar nuorodos, kur būtų išspręsta ši byla. Pasemos a uno de los episodios. Jau nebėra nieko, vos tik sužinojo. Jau nebėra taip greitai, kaip sužinojo. Kaip sužinojo, jau nebėra nieko, kai juos sužinojo. Šį kartą Planktonas iš nevilties, bandydamas gauti krabio mėsainio formulę, nusprendžia imtis pačių kraštutinių priemonių. Pavogti pono krabo DNR ir taip sukurti kloną. Bet kloną, kuris būtų pusiau Planktonas, pusiau krabas. Na, draugai, kokia beprotiška idėja. Tačiau dėl akivaizdžių priežasčių visas šis keistas planas galiausiai išeina iš kontrolės. Nes klonas neklauso nieko, net Planktono ar pono krabo. Šis aborigenas perima visišką krabų užkandinės ir masalo kibiro kontrolę tuo pačiu metu. Iš esmės jis tapo bosu per mažiau nei 2 minutes. O kai jam nebereikia nei Planktono, nei pono krabo, jis juos tiesiog išmeta lauk. Tada Planktonas ir ponas krabas turi padaryti kai ką neįsivaizduojamo – dirbti kartu, kad sustabdytų šį kloną.
Viso chaoso metu jie atranda, kad kai mušasi vienas su kitu, šalia klono jis pasidalyja. Taigi, iš esmės vienintelis būdas jį nugalėti būtų muštis be sustojimo, kol eksperimentas galiausiai susinaikins. Po tokio stipraus sumušimo klonas tiesiog išnyksta. Ir niekas daugiau nebeužsimena, kad egzistavo klonas su pono Krabo DNR, kuris beveik perėmė visą bikinio dugno verslą. Na, bent jau su šiuo klonu žinome, kad jis buvo visiškai sunaikintas, todėl daugiau jo niekada nebematėme. Nebent Planktonui vėl susisuktų galvą ir jis nuspręstų sukurti naują. Planas. Serijoje Skriaudikas. Koks pavadinimas? Ponia Puff pristato naują klasės mokinį. Ir nors viskas atrodytų normalu, šita žuvis sako tik tai, kad jam patinka spardyti užpakalius. Todėl kempiniukas visiškai išsigąsta. Tai reiškia, kad jis tampa pirmuoju, kuriam ir spardys užpakalį. Todėl kempiniukas nusprendžia bėgti per visą bikinį dugną. Ir žinoma, jis daro tai, ką visi mes darytume. Skundžia jį savo tėvams. Tačiau sužinome, kad kempiniuko tėtis taip pat jo bijo. Bet kai planas pagaliau įvykdo savo grasinimą ir sumuša kempiniuką, staigmena! Kempiniukas sugeria visus smūgius, kuriuos planas jam suduoda. Planas lieka visiškai nusivylęs ir praradęs gyvenimo prasmę. Taigi po to jis dingsta. Mes jo daugiau niekada nebematome nė viename kitame epizode. Yra teorijų, kad jį išmetė arba kad jis perėjo į kitą mokyklą. Bet jei gerai pagalvosite, logiškiausia, kad planas negalėjo pakelti pažeminimo. Taigi jis nusprendė persikelti į kitą miestą ir tikriausiai išvyko gyventi į bedugnę. Arba kuo toliau, kad niekas jo nepažintų. Dabar pereikime prie Kalamardijos. Serijoje Aš myliu tą kalmarą susipažįstame su didžiule kalmare, kuri būtų pirmoji didžioji Kalamardo meilė. Kalamardas visas paniuręs sako kempiniukui, kad meilės nėra. Ir staiga į krabų užkandinę ateina graži dama. Kalamardas vos negauna širdies smūgio iš nuostabos ir atsitraukia. Taigi jis tiesiog nežino, ką pasakyti. Laimiai atvyksta kempiniukas su savo gundymo talentais ir galiausiai užkariauja Kalamardiją Kalamardo vardu. Kempiniukas jiems organizuoja pasimatymą ir netgi pradeda treniruoti Kalamardą, kad šis nesusimautų. Kalamardas žinoma nežino nei ką pasakyti, nei kaip palaikyti malonų pokalbį. Ir kai viskas išeina iš kontrolės, kempiniukas jį pastumia nuo laiptų ir Kalamardas sprogsta. Jis pradeda rėkti visą susinervinęs ir įsiutęs. Ir būtent tuo momentu Kalamardija viską išgirsta. Ir štai įdomu tai, kad Kalamardija visiškai susižavi tuo, kaip sureagavo Kalamardas ir sutinka su juo susitikti. Na štai, panašu, kad Kalamardui užteko tik vieno pasimatymo, nes daugiau niekada nebematome Kalamardijos. Mes net nematome jokio ženklo, kad Kalamardas būtų liūdnas, dėl to, kad ją prarado. Tai kas nutiko? Pažįstant Kalamardą, tikriausiai jis pats atstūmė vargšę Kalamardiją, juk iš tikrųjų jis net savęs negali pakęsti. Be to, kadangi jie tokie panašus, manau, kad Kalamardija taip pat tapo tokia pat paniurusi kaip ir Kalamardas, kaip matėme Kalamardų mieste. Viskas tapo nuobodu, kad net Kalamardas nusprendė grįžti į bikinį dugną. Ir štai kas nutiko kiekvienam veikėjui, kuris pasirodė tik vieną kartą Kempiniuko plačiakelnio serijose. Palikite komentaruose, kurį veikėją norėtumėte, kad sugrįžtų.